Visų pirma, reiktų turbūt pasveikinti Sūduvos komandą su pergale, sužaidė tikrai solidžias rungtynės. Jas kontroliuodami nuo pirmos iki paskutinės minutės, o žiūrint iš mūsų, kaip sakant, perspektyvos, tai vis dėlto esam niekam nepaslaptis nukraujavę, atvažiavom ir be dar vieno aukšto. Rungtynių metu susitraumavo mūsų startinio penketo atakuojantis gynėjas Aukselis, tai vis dėlto, kai sezone niekam nepaslaptis, kai turi 8 žaidėjus, kurie tempia ar ne visą sezoną, visą naštą ir iš jų 3 nebegali atvažiuoti, žinot kaip būna, 5 žais čia ne miesto lyga, kad galėtum ištempti sukandęs dantis, čia biški kitokie greičiai, kitokie tempai. Bet vėlgi, varžovam neįdomios mūsų bėdos, kaip sakant, nėra kada verkšlenti, reikia susiimti, pasižiūrėti į save, į veidrodį, kaip sakant, vyram ir bandyti kitą savaitgalį kažką pakeisti į gerąją pusę. Atrodytų vis tiek charakterį turi komanda tikrai didžiulį, sukandę dantis, kovojot, sumažinot taškų pranašumą tik iki 3 taškų ir turbūt jau pačiame gale pritrūko grinai tik tai fizinių jėgų. Na žinoma, jau kitaip ir negali būti, sako juk žemaičiai, kad su charakteriu, kitaip mes nebūsime žemaitijos, žinot, o jo, vis dėlto mes sakau, vėlgi tas pats pasakymas, nesam tokios fizinės formos, nesam tokie profesionalai, kad 2 dienas iš eilės žaidėjai žaistų po 35 minutės plus ir prie gero dar spaudimo, taip sakant, vis dėlto jėgų žinoma, pritrūkom, dar turėjom kažkiek, kaip sakant, paskutinį pasispardymą, priartėjom prie 3 taškų ir jų, jeigu neklystu, 15 numeris, kaip sakant, turbūt ir nužudė su to 3 taškų, kai vėl tapo -6 ir mes tada jau fiziškai palūžėm.